Atėjo laikas rašyti dainai žodžius, visada būna toks nelengvas procesas, bet bandau kažkaip konstruktyviai pažiūrėti tai. Susirašiau ant lapuko po kokią vieną kitą eilutę iš visokių dainų, kurias esu susidėjęs į playlistą kaip, tokius referensus ir analogus šitam projektui. Ir tada kažkaip bandžiau tas eilutes naudoti kaip tokį įkvėpimą, gal dainavimo manierą iš kurios nors dainos. Žodžiu, pasirašiau kažkokį pirmą juodraštinį variantą, kad jau būtų galima kažką praktikuotis. Dabar bandau pasimokyti groti dainą. Jeigu atėjęs į studiją pradeda nuo gitaros gamybos, tai tada tas dalykas užsitęsia, muzikai nebelieka laiko, jeigu pradeda nuo muzikinės dalies, tai tada muzikinė dalis užsitęsia, bet dar liko biški laiko. Dabar reikėtų iš šito plastiko gabalo išpjauti tokį keturkampį ir jį statyti į šitą įkilintą vietą, tada jisai laikys nuėmėjus. Daugmaž pavyko, gal dar būtų galima biškį patikslinti fitmentą, bet tarkim gal šiandienai pakaks, vėlai pradėjau, tai ne taip daug padariau, bet pavyko įstatyti nuėmėjus. Kitą kartą kaip ir būtų galima jau pradėti užbaiginėti korpusą, dar planavau čia tokias nuopjavas daryti, kad būtų patogiau groti, kaip ir priklauso jazzmasteriui, bet kuo toliau, tuo labiau abejoju ir atrodo, kad reikia daryti visko kuo mažiau ir jeigu ta gitara bus tokia biškį eskiziška, tai nieko baisaus. Šiandien neturiu labai konkretaus plano, bet ko gero tiesiog dirbsiu toliau prie tos naujos dainos, kaip ir praeitą kartą. Perklausiau praeitą kartą įrašus. Šiaip nėra, kad labai blogai skamba, gal biškį dainavimas dar keistokas, bet čia nieko nuostabus, nes praeitą kartą, pirmą kartą ten kažką pasirašiau ir bandžiau kas išeis. Manau, galima susidėlioti tokią pilnesnę struktūrą sampleryje ir dar pabandyti kelis kartus pagroti ir pažiūrėti, kaip skambės. Šiaip reikėtų dar papildyti tuos žodžius. Su šito soliniu projektu kažkaip vis atsiduriu tokiai padėti, panašiai kaip ir dabar, kur sugalvoju kažkokią kaip ir naują dainą. Tada taip lyg tarsi klausau, lyg ir neblogai skamba, bet ir nėra kažkaip labai amazing. Gal šitoje vietoje ir sunkiausia, kad be grupės, nes čia būtų galima pasitarti, ką papildyti, ką kitaip padaryti, kad nebūtų nuobodi ta daina. Bet nežinau, šią savaitę esu pasiryžęs taip konstruktyviai kažką toliau vis tiek imtis veiksmų. Pabandysiu, gal, kaip sakiau, susivesti visą struktūrą į samplerį, nes dabar tiesiog vienodus lūpus kelis kartus ten suko. Tuo pačiu gal kažkiek įvest kažkokių variacijų, kad nebūtų per daug nuobodu. Nors kita vertus, tai būna visai gerų dainų, kur viskas labai paprastai kartojasi. Ir nėra labai daug tas dinamikos, bet kažkaip vis tiek smagiai susiklauso. Nežinau, nuo ko tada tai priklauso.
Nu, atrodo, kad šiandien jau viskas geriau truputį skamba, nežinau, ar dėl to, kad daugiau praktikos, ar kad kažką biškai pagerinau, ar tiesiog jau pripratau prie tos dainos ir dabar neatrodo tokia jau visai priimtina, o po savaitės įsijungus bus baisiausiai cringe. Žodžiu, vis tiek pasistumėjau, toliau reikia turbūt ruošti gitarą dažymui, nelabai dar žinau ir kaip dažysiu po praeito fiasko, nežinau, bet vis tiek reikia turbūt gražiai nušlifuoti, tada čia biškai užpakliuoti visokias probleminės vietas ir tada žiūrėti, kas bus toliau. Panašu, kad neturiu užsilikusio nei šviesesnio špakliaus, nei baltų dažų. Turiu tokį automobilinį laką, kuris lyg ir per daug nepakeičia medžio spalvos, priešingai negu, tarkim, nitro lakas, kuris taip gerokai pagelsina ir patamsina. Gal būtų galima užlakuoti tiesiai ant medienos. Nežinau, bijau, kad atrodys kaip toks pirties gultas. Galvoju, kad geriausia gal būtų baltas beicas, kad biški persimatytų medienos ta tekstūra ir tada ant viršaus koks nors geras automobilinis lakas, bet matyt, bet kuriuo atveju reiks užsukti į pardę. Nusipirkau dažų ir lako, abu acetoniniai, tai turėtų kaip ir gerai maišytis, nebūtų jokių trūkinėjimų ir aižėjimų ir šiaip visokių surprizų. Sakiau, kad nenaudosiu šito špakliaus, bet kadangi dažai bus nepermatomi, tai kaip ir nėra skirtumo, tai grįžtu prie to paties. Ir dar pagalvojau, kad kadangi čia turiu tokį likutį sidabrinių dažų irgi tokios pat sudėties, tai galbūt įdomu pabandyti vieną sluoksnį nupurkšti tais sidabriniais, o tada ant viršaus baltais, nes teoriškai gal tada išeitų toks ne tai, kad perlamutras, bet tokia kaip ir pusiau metalinė spalva, nežinau. Tai pagalvojau, nes pavyzdžiui šitas Jazzmasteris yra ne šiaip raudonas, o vadinasi ta spalva Candy Apple Red ir ją taip ir daro, kad per mano dažo sidabriniais dažais. Aišku, gal tie sidabriniai turėtų būti su tokiu biški blizgučio, ne šiaip sidabriniai. Ir tada, net va čia pavyzdžiui matosi, kur truputį nudaužyta, kad lenda iš apačios tokia sidabrinė spalva. Ir tada, kai ant jos ant viršaus užpurškia jau kokią nors tą galutinę spalvą, tai išeina tokia blizganti. Nežinau, kas išeitų su baltais. Gal pavyzdžiui, gal ir nieko nesimatys, nes jie gal visiškai neperšviečiami, bet nežinau, toks bus eksperimentas. Bet šiandien dar vis tiek negaliu pradėti dažyti, nes reikia nušpakliuoti ir palaukti, kol tas špaklius išdžius ir tada jį nušlifuoti. Dar čia šitie kraštai tokie truputį nelygus. Ir šiaip, man rodos, kad jeigu aš užpakliuosiu tik tai tas vietas, kur yra nelygumai, tai tada jos bus tokios labai lygios, kaip čia. O visa kita, nors dabar atrodo lygų, bet nudažęs išlys tas medžio ta faktūra. Tai vis tiek reikia visą nuterlinti su tuo špaklium. Žodžiu, yra dar čia darbelio. Šiaip šiandien tokia savaitės pabaigos nuotaika, nelabai esu užsivedęs kažką smarkiai daryti. Biškai susitvarkiau šitą sintezatorių lentynėlę, nors vis tiek gana chaotiškai atrodo. Ir kadangi rytoj repetuosim su Thinly Veiled, tai gal pasikartosiu truputį dainas.
atrodo nelabai kaip, bet viršų ir kraštus aptepiau. Pačios dabar nelabai noriu, nes neturiu ant ko padėti, nenubraukydamas visko, ką čia padariau. Reikėtų arba palaukti biškį kol nudžius, arba tiesiog kitą dieną. Tai manau, kad kitą dieną. Tai šią savaitę šiek tiek pasistumėjau su gitara, jau beveik paruošiau dažymui, bet dar ne visai. Vis tiek dar tą špaklių visą reikės nušlifuoti, o be to dar ir apačią liko nušpakliuoti. Nusipirkau dažų ir dar kažkiek išvyščiau tą naują dainą. Nežinau, kaip įvardinti šitą etapą, kaip ir parašyti žodžiai, pusę žodžių. Truputį pagludinau patį atlikimą, bet šiaip nežinau. Su gitaros gamyba tai kažkaip labai aiškus tie žingsniai, koks veiksmas po kokio seka, o su dainos kūrimu tai kažkaip biškai kitaip. Kai su grupe kažką darom, tai kaip ir visi mokomės pagrot ir tuo pačiu per labai daug kartų kažkaip gludinasi tos dainos. O kai tu po vieną sėdi ir prodiusini, kaip ir gali per porą valandų viską sudėlioti, bet tada išeina kažkaip tokios maždaug kokybės, kaip tas skečas, kurį aš siunčiu draugam, iš kurio mes paskui toliau dirbam. O vienam kažkaip sunkiau tą tokį pakartotinį gludinimą daryti, nežinau. Bet vis tiek, kaip jau 2 kartus kartuojau šią savaitę, kažkaip bandžiau konstruktyviai viską daryti, kažkaip nepasiduoti ir nepasimest per daug, tai gal kažkiek tai ir pavyko ir kitą savaitę žiūrėsiu toliau ką daryti.